Labą dieną. Paskutinė savaitė mums Amerikoje. Dodge Ram TRX jau atidavėm. Dėja, norisi verkt, bet atidavėm jau. Turim tokį modelį BMW M3 E92 su V8 varikliu. Ir turi jis šiokių tokių damage'ų, kaip čia taip vadinasi. Ir iš Lietuvos atsivežėm dažų, pabandysim patepliot, pasižiūrėti, ar kažkiek tai paslėpsim ar nepaslėpsim tuos pažeidimus. Kažkiek tai pasislėps tie pažeidimai, bet visai taip, kad nebūtų, tai nėra. Įvyko čia taip, kiek žinau, dviratukas nukrito, tai aš įsivaizduoju, kiek to buvo streso, kai pamatyti tą dalyką. Tai va, pabandom, patepliosim, pasižiūrėsim, pabandysim, kas čia gaunasi. Keistai atrodo spalva, atrodo uždedi tokį šviesiai raudoną, bet išdžiūvus 1:1, kaip ir atitinka. Labai kruopštus darbas, labai sudėtinga, nesinori išterliot. Tiesą pasakant, netinka dažnai tokius dalykus daryti. Bet nedažysi, kai dabar visą bamperę dėl šitą. Būdami pas Tomą svečiuose, pas jį labai geri kaimynai yra. Kaimynas paprašė pagalbos su Mersu ceiškiniu, ten duris surinkt. Ir keilėsas neveikia, tai einam pasižiūrėsim, ar kažką tai galiu padaryti, ar negaliu padaryti su Mercedesu. Čia ne Dodge'as, čia jau rimtas daiktas. Einam pasižiūrėsim, pavyks ar nepavyks. Netylus šis aparatas toksai. Neveikia keilėsas. Ir kas, palauk dar? Aš neatsimenu, Mindaugai, kas yra. Stiklas reikia įdėti ir keilėsas neveikia, ne? Tai va, neveikia keilėsas ir reikia įdėti stiklą. Keilėsas kodėl neveikia, neįsivaizduoju. Antras bandymas. Pirmas bandymas langui buvo. Pirkom langą, dabar bandysim dar sykį. Kai startuojam, pasižiūrėsim, ar pavyks pakeisti ar ne. Žiūrėk, veikia. Veikia. Kelinto, Mindaugai, trečią nereikėjo pirkti, ne? Trečią nereikėjo pirkti. Viskas, misija padaryta, stiklas pakeistas. Sulaukiau klausimų, kur yra skanesnis maistas, kur kola skanesnė, ar Amerikoje, ar pas mus. Tai va, einu į kavinę, pizzą pabandysiu dabar suvalgyti. O Amerikoje viskas kitaip, jie vis, va, lėktuvėliai, va, taip paprastai čia karinis, man atrodo, lėktuvėlis skrenda. Ir šiaip čia viskas. Man asmeniškai viskas čia yra kardinaliai kitaip.
Pasižiūrėkit parkavimo vietos kokios. Pas mus, pavyzdžiui, atvažiuotum, tai su mašina, čia atvažiuoji su ramu, atsistoji, šalia kitą mašiną, praktiškai duris gali atsidaryti ir neliečia mašiną. Pas mus jau reikia pilvą įtraukus išlipinėti. Pagrindinės dominuojančios mašinos tai yra taip vadinami, kaip jie vadina, trokai, tai pagal mus tai pikapai. Tai aš manau, kad yra kokių 60% vien pikapai. Tai ką daugiau, kitaip, gamta kita, oras geras, pas mus dabar šalta, o čia va, žiauriai karšta, nors ir apsiniaukia, bet šilta. Ką, gerai, einam, pabandysim pizzą valgyti, pasižiūrėsim, kokie skoniai. Atvarėm į labai įdomią pizzeriją, išpuostą jau Halloweenui ruošėsi visi, užsisakiau 3 skirtingas pizzas ir kolas. Pasižiūrėsiu skonius kiekvieno. Nežinau kokias pizzas, neįsivaizduoju, perskaičiau, man tamsus miškas, tiesiog random būdu, va taip va, pasiėmiau ir viską. Socialinis eksperimentas. Tiesas. Žinokit, tas pats. Man atrodo tas pats. Nieko nesiskiria kola, jeigu iš tikrųjų. Ne, nesiskiria. Tas pats ir Lietuvoje. Netgi gal sakyčiau Lietuvoje skanesnė, o gal pripratęs prie to neskanaus. Ir čia atrodo, kad neskaniai. Nežinau. Man atrodo normali tokia pati Coca-Cola kaip ir Lietuvoje. Jokios skirtumo nematau. Atnešė jau 3 pizzas. Čia parmezano sūris, sakė. Gerai, čia tiesiog suvirsta. Kaip pas mus druska, tai čia sūris yra. Šiaip labai skaniai atrodo. Neparagausiu, koks skonis kiekvienas pizzas. Visgi šitų 3 pizzų man skaniausia yra šita, ir berodsas pavadinimas buvo Home Special. Nors ir tos irgi skanios, šita geriausia, tai galiu pasakyti, kad pizzos, bent jau aš Vilniuje tokių nevalgiau, skanios, tikrai skanios ir dar kartą ateičiau čia. Nesuvalgiau visos pizzos, tai pasiėmiau su savim, nes tokių skanių pizzų aš nepaliksiu čia. Ką, turiu vieną progą tokią apžiūrėti patį naujausią, nežinau kodėl Amerikoje, bet jisai jau skaitosi 25 metų Dodge Ram Rebel. Matosi, kad žibintai kiti prieki jau stovi, labai panašus į Limited variantą. Kas įdomiausia, kad jau šituose motoruose nuo šitų metų jau nebeina 5.7 Hemi motorai, o eina 3 litrų Twin Turbo, tai aš taip sakyčiau, kad šiek tiek žavesys dingsta šitų modelių. Pervažiuoti neturėsiu galimybės, bet vien jau kaip dirba jisai jau man šiek tiek tai per lengva, sakyčiau, modelis. O šiaip tai viskas gan gražiai atrodo. Gal žibintai man šiek tiek tokie keistoki formos, aišku, jie panašus kaip į Limited 22 metų ar ten 21 metų, bet kažko man trūksta šitam priekiui. O šiaip visą kitą tai nelabai čia pasikeitė. Va, ką galėčiau pasakyti iš salono, tai viskas visur kaip ir tas pats. Pasikeitė pagaliau mygtukų forma. Tokie įgavo kampus, ne kaip ano. Ką daugiau bandau pastebėti čia kažkokius tai kitokius pakeitimus, tai jie čia per daug ir nesistengia nieko. O pakeisti visą kitą, tai viskas labai vienodai. Gal tuoj pasižiūriu. Skydelis jau full ledas eina. Meniu jau šiek tiek naujesnis, bet čia kaip ir TRX, tai kaip ir negalėčiau pasakyti, kad 25 metų kažką tai naujesnė čia jie įtraukė.
Kas dar kitaip, tai yra galiniai žibintai šiek tiek kitokie. Distronikas jau įmontuotas į bamperinę stiklę. Daugiau jokių pakeitimų nėra. Tai einu pasižiūrėsim motorą, kaip jisai atrodo, tas 3 litrų twin turbo. Nu, va. Visai kitoks motoras. Iš principo tai, nežinau, būtų įdomu prisivažiuoti, pasižiūrėti, kaip traukia, kaip važiuoja. Dirba kaip šitas, kaip Golfas. 2 litrų benzinas. Nežinau, gal važiuoja traukos, gal kaip ir užtenka, sakyčiau. Aišku, čia nėra kažkaip tai, kur labai prasivažiuoti. Nu, nieko, bet man šiek tiek trūksta to 5-7 to tiek variklio baubimo, tiek visko, tai to. Ne, nėra to iš vietos, kaip tų atmosferinių variklių. Jie visai kitaip dirba, man šitas. Ne, negaliu sakyti, kad mažas traukos, negaliu sakyti, kad nevažiuoja, bet man asmeniškai tai tas Hemi 100 kart geriau. Žodžiu, šiandieną atvykome. Iš tikrųjų labai yra įdomus dalykas, kad Amerikoje šiek tiek trūksta gerų meistrų. Ir atvykus į Cargo Loopas mums sako, jūs vyrai su patirtim, tiek daug automobilių atkėlė, padarė. Gal žinot, kodėl čirpia forkliftas? Ar fork, kažkoks liftas. Nu, žodžiu, va šis autokariukas. Tai Sigis pasiėmė tepalą. Ir dabar stepinėjom, žiūrėsim, kas gausis. Iš tikrųjų labai įdomus, mums daug ką papasako apie jį prieš tai. Jisai yra su atviro tipo guoliais, nors kiti forkliftai turi uždaro tipo guolius. Ir kadangi šis turi atviro tipo, plus dirba lauke, automatiškai kas? Čirpia. Čirpia. Nu, bandom, davai, po biškį. Stop. Ne, panašu, kad čia guolim. A? Panašu, kad čia gal būt guolim. Arba grandinė pati. Grandinė. O jeigu ją bandyt sutepti? Ja, reikia atlaisvinti. Sigis šiuo metu yra tepalinis Michelangelo. Ką? Dabar Michelangelo. Žinai, steptukų gražiai. Šiaip labai įdomus dalykas. Šitas yra... Gyvenime nebūčiau pagalvojęs, kad Amerikoje teks pavairuoti kariuką. Labai valdymas įdomus. Žinai kaip? Atrodo, kad važiuoja atbulom, bet į priekį. Tipo, nes ratai gale vairuojasi. Tai toks, žinai, pasuki vairą, kaip mašina galu atrodo įvažinėja visur. Jam metai laiko, o čirpia kaip seną tarką. Ir dar žinot, kas labai keista, viskas veikia į priešingą pusę. Tipo, šitą rankinėlį į viršų, į apačią lenkiu, jis kyla į viršų. Kada į priekį, tada jis leidžiasi į apačią. Pats tas su tepalu švariai apsirengus. Kaip dažytojas, sakau, to jaučiuosi.
Nedažytojas netgi šitas. Dailininkas. Piešiu su teptuku. Jeigu ant sienos paklaustų, ar dirbai Amerikoje, tai vis dėlto turėtume sakyti, kad taip. Taip, žinoma, dirbau. Aišku, faktas, kad ne, ta prasme, tai ten to ir važiuoji čia į Ameriką padirbti. Atvažiavom detalių tepalo nupirkti. Reikia purškiamo tepalo ir tepalo šito pistoletui. Pasižiūrėti, net neįsivaizduoju, kaip reikės paaiškinti, bet nuotrauką vieną turiu, tai kažkaip tai paaiškinsim gal. O čia žiūri išdėlioti, galima ir taip nueiti pasižiūrėti. O, važiuoju, čia būtent grandinės tepalas. Tai paėmėm kokius, nežinau, kaip 3. Ką mes čia paėmėm? Tepalo purškimo. Jo, grandinės 3 ir šitas. $70 beveik. Kosmosas kainos tokios, ne? Paėmėm grandinėm tepalą, grafitinę tepalą, po 3. $7. $70. Tos nepamėtų. Einam tepalų, supurkšim grandinę, pasižiūrėsim, ar pasitvirtins. Mano nuomonė. Mintis mano gal, kad grandinės nesuteptos. Kur vairuotojas? Greičiau kelk. Tu dabar įpurkši? Taip, o ką? Taigi visas mašinas nupurkši. Taigi sutepsim, neištepsim. Palaukit, nespėju į darbą. Greičiau, palauk. Kur toje kel? Čia kažkoks labai jau įdomus tepalas. Ir aš duodu 99%, kad visi galvoja, kad mes Amerikoje tiesiog atostogaujam, čia pramogaujam, važinėjam, o realybė kiek kitokia. Aukštyn, žemyn. Ką tave mokyti reikia, kaip daryti? Jaunuoli. Baisu labai kelt. Kodėl, tipo, nukris? A tai ką, tau manęs gaila? Keista girdėti iš Igno, kad ten manęs gaila. Gerai, neįsijausk, į apačią leis. Čia žinai, ką reiktų? Pravarinėt ir dar sykį supurkšti. Pakilno. Bet nebėra jau garsas, ledas. Girdisi kaip grandinė, tik. Ne. Bet kaip ten eiti? Nu. Pavyko šiaip net tai suremontuoti mums traktorių, tai aš jau nežinau, ko negalėčiau nesuremontuoti, tai realiai viską. Aišku, dar va, kolega padeda, pakilnoju aukštyn žemyn. Maikutės gaila, sakiau, bet kompensuot. Būtų dar įdomu lėktuvą pabandyti, ne? Tai jau nebegiržda. Padariau, va. Opa! Opa, viskas, leduka. Nebegirgžda. Naujausia Toyota forkliftas. Suremontavo lietuviai iš Vilniaus. Mes kai buvom atstovybėj, mums sako, oh my god, mes dar tokios net nematė, kokia nauja pas jūs Toyota. Bet čia lietuviai iš Vilniaus atėjo ir čiki-puki. Atskridom ir sutvarkėm Ameriką. Matai? Tai ko trūksta Amerikai? Mūsų. Atvažiavom į Kopartą, užsipildėm dokumentus, kuriuos reikia. Dabar turi atvežti 2 mašinytės parodyti. Tai Fordas F-150 Raptorius ir Challengeris 6.4 mechanika. Anksčiau, tai kai pirmus kartus buvau prieš 3 metus, tai leido vaikščiotis po visą Kopartą. Įleidžia ir ten, ką nori, tą ir daryk. O dabar tai, ne, dėl saugumo kažkas tai buvo įvykę, kiek girdėjau, ar žuvo žmogus, ar kažkas tai ten, kai tas mašinas vežiojo, tai nuo to laiko uždraudė vaikščioti po Kopartus, tai dabar ateini, užsipildai akaunto numerį, ten susižiūri jie viską ir tada gali pasižiūrėti. Vienam žmogui galima
2 mašinas tik tai pasižiūrėti per vieną dieną. Reiškia, kitą dieną atvažiuoju ir toliau. Tai sulauksim toj, kol atveš mūsų išsirinktus mašiniukus ir žiūrėsim, kas ten iš jų gero yra. Atvažiavo mūsų Raptorius, pasižiūrim, kas čia. Per automobilis. Nu, nėra baisus kvapas. Kaip visad, kuzavas pilnas šiukšlių visokiausių. Man tai Forduose patinka labai va šitas daiktas. Čia pamėgė. O, hop, įsitraukia kojelė ir užlipti labai gerai. Drėgmė tai labai žiauriai jaučiasi. Padangos plikos. Nu, mortai geri. O šiaip visas tai švarus pakankamai gerai. Gal čia, ne, čia nusivalys, nusiplaus. Ir visai gerai atrodo. Klausimas, ar su varikliu viskas gerai, nu atsidarysiu. Čia irgi pabraižytai atsidarysiu kapotą. O. Nu, čia kaip turi būti. Čia laidų pilna. Mokra. Šlapės filtras. Tai reiškia, varikliui bus blogai. Na gerai, primeskim, kad variklį reikės keisti, nes iki čia buvo gerai, bet čia visas aplinkui tai žiauriai gerai atrodo. Nieko, visai smagus. Padangų nebėra, reikės pirkti naujas. Taip, toliau salonas. Salonas tai jo, čia stovės vandenį gerai. Linija iki čia, bet čia geras ekranas, didelis viskas. Čia gal tikrai pinigai, ne? Ne, netikrai. Aš jau apsidžiaugiau, sakau, 100 baksų radau. Ką? Reikia sulaukti Challenger'e pasižiūrėti. Šitas tai, nu, toks įsiplaus, viskas tvarkoja. Ai, raktai, yra raktai. Raktas yra. Bet miręs. A, nepasižiūrėjau, gal akumuliatorius neuždėtas. Atlikti, kad uždėta buvo klema. Klemos uždėta. O, čia tą tepalą pasižiūrėti reikia. Pasiekti normaliai. Pilnas. Pilnas vandens. Variklį jau. Gerai, laukiam Challenger'e. Prieš važiuodamas šitą automobilį pasižiūrėjau, buvo, kadangi skenduolis, tai 0 mylių rašė ridą. Tai aš pasitikrinau per CarBirt Helperį, kokia rida jo yra. Ir ten, nu, daugiau savininkai, viskas yra, nu, tikrai geras dalykas. Tai rašė 68 000 mylių buvo paskutinis įrašas. Tai aš manau, kad variantas geras. O jeigu jūs norit pasitikrinti prieš perkant automobilį, pasinaudokit CarBirt Helper ir nuolaidos kodu UV11, gausit 10% nuolaidą ataskaitai ir gausit pilną ataskaitą apie automobilį. Atvažiavo mūsų Challengeris.
Tai, o man čia buvo labai įdomu, čia kas nors palenkta ar ne. Palenkta, ne, čia ne palenkta, nu pabandysiu duris atsidaryti kapotą. Iš šitos pusės neatsidaro. Taip, o dar ir gyvas akumuliatorius. Taip. Gerai, durys pasidarys, sparnas keist, kapotas geras, 6-4. Kaip tai keistai, radiatoriai išmušti. Tepalinis pakeisti reikia, ne tepalinis, kondicionierius, čiagi mechanika nėra čia. Šitų nesupratau. Ai, čia ne šitas, aš sumaišiau, čia automatas. O kur mes tada žiūrėjom? Bet tu šiandien ką tik bandėjai išlošt mechaniką. Ok. Radiatoriai sveiki, tiek tepalinis, tiek tas. Čia sparnas šitas pasidarys. Landžeronai tiesus. Šitas šonas gražus. Reiškia, pusė automobilio tik tai dažom, pabandom užkurti. Dirba gražiai. Komplektacija tai gera. Karboninė apdaila pirmą kartą matau visur ir matosi, kad originali. Panelė siūta, čia siūta, sėdynė su atmintim. Nu pilnas toks, užsikūrė be problemų. Klaidos nei vienos nėra, viskas užgesta ir begų nėra. Realiai prie jo ir nėra labai daug darbo kažkokio, tai tik tai kosmetinį, sakykime, kaip visi vadina, kosmetinį padaryti. Tai va, šonas šitas visas persėdažo, sparnas pasikeičia grubiai ir bamperį susideda su žibintu. Šiaip galima gerą kainą užduoti 23 metų ir tikrai tvarkingas ir salonas, nesutrintas, viskas gerai. Kiek jis, aišku, 11 000 mylių rida, tai kiek čia gaunasi apie 18-19 000 kilometrais. Tai už 2 dienų aukcionas aš jį tikrai bandysiu nupirkti. Bandysiu kažkur tai nupirkti, pasiūlyti 10-12 ir aš manau, kad kaina vis tiek bus žiauriai gera atsistos. Tai bandysiu. Bandysim! Labai noriu, kažkaip tai man toks gyvas variantas. Ok, na ką, apžiūrėjom mes Fordą, apžiūrėjom šį. Realiai 2 variantai, kuriuos norėčiau nupirkti. Iš tikrųjų ir Fordą labai norėčiau nupirkti. Pasiskaičiuosiu, kiek kas ir ką kainuoja plius minus, nes variklio keitimas tai 100%, pasižiūrėsiu, kokie galimi blokai, kad gali būti užpilti ir panašiai. Ir tada pabandysiu nupirkti, nes tą variantą tikrai noriu nupirkti. Ir tą, ir šitą. Nu ką, vakar buvau nuvažiavęs pasižiūrėti 2 automobilių, tai Ford Raptorius F150 ir Challengeris. Challengeris viskas ok su juo, gerai, bet bandysiu aš jį tiksliau paimti už gerą kainą. Aišku, vakar jo kaina buvo tik tai 1900, šiandieną jau 10 000 beveik siekia. Bet aš nusiteikęs už jį kažkur tai kelti iki 15 000, nes tikrai nėra dideli pažeidimai ir panašiai, tai bandysim. O Fordą nusprendžiau, tai neimsiu, kadangi pasidomėjau vakare kainom, motoro ir panašiai, ten labai daug skendės buvo, motorus tikrai miręs, kadangi vandens pilnas, nelabai tikiu, kad jam ten kažkas tai bus gerai. Tai Fordą skipinam. O ką, kelionė į pabaigą, liko kelios dienos. Šiandieną Savanoje Helovyno šventė, jei norite pamatyti vaizdų, kaip jie švenčia, tai galite padaryti pas mane Instagram paskyroje. Ką noriu dar pasakyti, labai Tomas prašė, kad visi užsiprenumeruokite, kai žiūrite mano kanalą, paspauskite patinka ir iki greitų pasimatymų.